auditorija tikrai nustebino, kad labai gausi, maloniai nustebino, kad tokia drausminga, atidžiai klausėsi, nuobodžiaujančių, miegančių nemačiau, viskas yra tvarkoje, ką sakiau, ką buvau parinkęs, panašu, kad daugeliui pataikiau į ten, kur reikia, į 10-tuką. Retas mūsų susimasto, kaip reikia save motyvuoti, kaip teisingai pasiplanuoti savo laiką, ir retas mano suaugusiųjų, kad turi rodyti pavyzdį savo ugdytiniams, tai yra vaikų amžiaus, jaunimo amžiaus sportininkam, savojų pavyzdžių, kas yra emocinis stabilumas, emocinis intelektas, pozityvumas, net ir prie prastų rezultatų. Jeigu mes visi tai taikysime, mūsų sportininkai bus patys ramesni, nes turės gerą pavyzdį, nuo ko tai galima kopijuoti. Aš galvoju, kad labai naudinga, tikrai labai naudinga, bet galbūt reikėtų vienam seminarė mažiau tų visokių tokių įvairių temų. Nes galvoju, kad, pavyzdžiui, Skurvydas tikrai galėjo žymiai daugiau visko pasakyti, bet tiesiog buvo jam per mažai laiko, bet visą dieną žmonių tai irgi nelaikysi. Galbūt daugiau seminarų tokius konkretizuoti. Dabar trenerė dirbat su jaunu treneriu, su Pauliumi Povilioniu. Ar sakykit, ar pasiimat kažką iš jaunų trenerių? Taip, aišku.